Sveiki visi, smagu Jūs matyti, smagu čia būti. Jau pristatė, ar ne, aš dirbu Lietuvos sveikatos mokslo universitete, sveikatos psichologijos katedroje, taip pat Kauno klinikose, neurologijos klinikoje. Ir taip pat aš atstovauju Lietuvos psichologų sąjungo neuropsichologijos grupę, kuri vienyje psichologus, besidominčius neuropsichologiją, dedančių pastangas, kad šita kryptis Lietuvoje atsirastų, įsitvirtintų, turėtų savo vietą. Ir va toj grupėje tikrai yra daug kalbama ir daug intereso insulto temai, tiesiog matant poreikį. Ir būtent dėl to vasario 29 dieną šiais metais buvo psichologų organizuota konferencija insulto temai. Na ir mažas raibuliukas tos konferencijos yra čia, nes po jos atėjo kvietimas ir atkeliauti į jūsų konferenciją ir pakalbėti. Tai aš tikiuosi, kad tai nebus vienas tas raibuliukas, kad bus daugiau ir daugiau tų sąlyčio taškų mes turėsim. Ir šiandien aš pakalbėsiu, bet pirmiausia nuo to, kodėl, ar ne? Kodėl reikia tų psichologų, kuo jie galėtų būti naudingi. Tai vienas iš tokių aspektų tai yra, kad dažnai po insulto yra kognityviniai sunkumai, kuriuos netaip lengva atpažinti, kurie nėra tokie jau akivaizdus. Na ir pavyzdys, ar ne, pavyzdžiui, 56 metų vyras, sėkmingai turintis savo verslą, lengvas santykinai insultas prieš metus, jokios fizinės negalios ar kalbos sutrikimo, na va tai, ką jūs kaip gydytojai greičiausiai vertintumėt kaip sėkmę gydymo. Tačiau tai, kas vyksta, ar ne, tai žmogus skundžiasi labai dideliu nuovargiu, po 12 valandos dienos jaučiasi įstekęs, viskas erzina, darosi piktas, blogėja santykiai tiek su darbuotojais, tiek šeimoje, pergyvena, kad su darbu nebesusitvarko, tada vystosi depresija, atrodo, kad negali būti, kad čia viskas gerai, ar ne, kad pasveikau nuo to insulto, labai jautriai reaguoja fizinius simptomus, vystosi su sveikata, susijęs nerimas, bei insulto pasikartojimo. Ir simptomai yra labai intensyvūs, bandant dirbti ir gyventi taip, kaip buvo iki insulto, bet kažkaip viskas yra gerai, jeigu nedirba, jeigu išvažiuoja prie jūros, ar ne. Ir kada pacientas ateina su tokiais simptomais, ką daro neurologas, siunčia pas psichiatrą. Sako, ai, tau depresija turbūt, ar ne, bet tuomet, kada buvo atliktas objektyvus neuropsichologinis vertinimas, iš tikrųjų matosi, kad yra kognityviniai sunkumai. Ir tai yra lėtas veiklos tempas, labai bloga regimoji analizė, kuri reikalauja daug pastangų, dėmesio koncentracijos problemos, darbinės atminties problemos, vykdomųjų funkcijų problemos. Tam žmogui objektyviai yra labai sunku dirbti, jisai pervargsta. Na ir yra depresijos ir nerimo irgi klinikiniam diapazone, kas niekas to nepaneigia, ar ne, bet tiesiog yra ir kognityviniai sunkumai. Tai kognityviniai sutrikimai yra būdingi maždaug 50% insultą patyrusių žmonių per pirmuosius metus po insulto, subjektyvūs nusiskundimai yra dar dažnesni, iki 90%, jie nėra susiję su kažkokia konkrečia insulto lokalizacija, nors kaip ir mes linkę galvoti, kad šita insulto lokalizacija yra mažiau pavojinga ar ne, nėra susiję labai tiesiogiai ir su prieš ligą buvusiu kognityviniu funkcionavimu. Tačiau koreliuoja su judėjimo sunkumais ir jeigu jau žmogus turi judėjimo kažkokių sunkumų liekančių, tai jau yra raudona vėliavėlė, kad tikrai reikia detalesnio ir kognityvinių gebėjimų vertinimo. Ir nepaisant to, kad labai norėtųsi, kad viskas būtų geriau bėgant laikui nuo insulto, iš tikrųjų daliai pacientų kognityvinis funkcionavimas bėgant laikui negerėja, o blogėja, nors nefiksuojama jokių naujų išeminių įvykių. Ir jeigu mes vertiname tą kognityvinį funkcionavimą remiantis tokiais atrankos išeičių vertinimo instrumentais, kaip Bartelio skalė, Rankino skalė, ar tokiais elementariais atrankos instrumentais kaip Mini-Mental State Examination, tai jie iš tikrųjų apima tik labai mažą insulto pasekmių dalį ir yra nejautrus. Ir kognityvinio sutrikimo paplitimas remiantis tokiais instrumentais yra mažiau nei 25%, tuo tarpu jeigu mes atliksim išsamesnį neuropsichologinį vertinimą, gausim visai kitokius skaičius. Taigi tas neuropsichologinis vertinimas jis gali padėti atpažinti paslėptus tokius kognityvinius sutrikimus, kurie lemia kompleksinių aukštųjų kognityvinių funkcijų problemas, kas yra tiesiogiai susiję su tuo darbiniu funkcionavimu. O net pažinti tie sutrikimai, jie lemia kartais ir paciento galimybių pervertimą, savo paties galimybių pervertinimą, įsitraukimą į veiklas,
kurios viršė galimybės, nerealistinius tikslus, na, o paskui nusivylimą, depresiją ir kitokius dalykus. Tai labai gražus pavyzdys yra Suomių grupės Jokinen vadovautas tyrimas, kuriame vertinti daugiau nei 400 pacientų praėjus 3 mėnesiam po insulto, analizuotos 9 kognityvinės sritis išsamiais neuropsichologiniais testais, bet greta taikyti ir tie elementarieji atrankos kriterijai, kurie pas mus dažnai taikomi. Tai, kad tas tyrimas parodė, kad 83% pacientų buvo būdingas sutrikimas bent vienoje srityje, 50% turėjo 3 ir daugiau kognityvinėse srityse. Ir tas tikrai įspūdingas skaičius, kad kognityvinis sutrikimas buvo būdingas 71% pacientų, kurių klinikinės išeitis buvo įvertintos kaip puikios. Ir tas kognityvinis sutrikimas po 3 mėnesių buvo susijęs ir su didesnė funkcinė negalia praėjus 15 mėnesių po insulto, tai yra ilgalaikiam blogesnėm pasiekmėm. Taip pat yra svarbu turėti galvoj, kad tie kognityviniai gebėjimai nėra vien dėmesys, atmintis ar greitis, tai yra ir mūsų socialinio bendravimo gebėjimai, socialinė kognicija. Ir kartais žmonės po insulto gali atrodyti, kaip ir puikiai susitvarkiantis su darbu, bet staiga praranda santykius, praranda draugus. Ir tyrimai rodo, kad net praėjus 3-4 metam po insulto pacientai pasižymi blogesniais emocijų atpažinimo ir reguliavimo įgūdžiais, dažnai turi problemų atpažinti ir savo paties ir kitų žmonių emocinės būsenas, dažnai turi šį problemą, kadangi turi problemą atpažinti emocijas, dažnai tai skatina somatizaciją ir jie per daug naudoja medicinos paslaugas, nes vaikšto pas somatinius gydytojus. Todėl labai svarbu kurti tą tokią strategiją ir praktiką, kaip atpažinti ne vien tuos elementariuosius pažintinius procesus, bet ir tas socialinės kognicijas. Kita svarbi sfera, kur yra reikalingas psichologas, yra emociniai sunkumai po insulto. Vėl tiesiog iliustracija atvejais, 55 metų moteris, iki ligos labai aktyvi, veikli užimanti aukštas pareigas, hemoraginis insultas prieš 4 mėnesius, frontalinėse srityse, abipus, pradžioje labai sunki somatinė būklė, koma, tačiau gana geras ir greitas atsistatymas, vėl nėra jokių objektyviai matomų liekamųjų reiškinių, nei judėjimo, nei kalbos. Ir šeima, pagrindinis šių užsakovas, kuris ieškojo pagalbos, tai artimieji, kurie gyvena tokiuose kalneliuose, tarsi iš pradžių buvo didžiulė baimė dėl gyvybės, paskui staiga, kaip ir viltis, kad viskas gerai, o paskui sekanti duobė yra matant, koks yra tas žmogus. O žmogus yra toks, kuriam nieko nebesinori, kuris nieko nebeužsiema ir kaip pati pacientė sako, aš tiesiog nieko nejaučiu, man viskas yra visiškai vienodai. Jis nutraukė reabilitaciją dėl motyvacijos stokos, kaip ir reabilitacijos ligoninėje diagnozuota depresija, paskirtas gydymas, bet tas gydymas visai neefektyvus. Ir šeima besiblaškanti, bandanti padėti, nežinant, ar žmogus gali grįžti į darbą. Ir labai gražiai vyras, kuris ieškojo pagalbos, visiškai jautriai, tokio neviltyje atsisėdė, sako, tai daktarė, jūs man pasakykit, aš turiu žmoną ar ne. Nes ta žmona kaip ir sėdi, bet jinai tik tai žiūri turkiškus serialus ir valgo saldumynus, daugiau nieko nebedaro, absoliučiai, ar ne? Tai didžiulis stresas šeimai. Ir vėlgi atlikus objektyvų neuropsichologinį vertinimą, tai matosi, kad nėra viskas taip gerai, yra vykdomųjų funkcijų sutrikimas, yra tikrai pablogėjusi atmintis, mažas produktyvumas ir tai, kas yra šalia, tai yra tikrai ne depresija, o yra apatija. Tai poinsultinė depresija, jinai yra daugia priežastinė ir tikrai yra svarbus ir biologiniai įvairūs veiksniai, bet iš psichologinių veiksnių, kas yra svarbu ir kur psichologas galėtų padėti, tai yra tiesiog, visų pirma, atpažįstant kognityvinius procesus, kurie gali būti problema, ir taip pat dirbant su įveika, kaip žmogus reaguoja į tą insultą, kiek jisai jį priima, ar jisai prisitaiko, kiek jisai aktyviai bando įveikti sunkumus. Apatija taip pat yra labai paplitusi, beveik kas trečias žmogus turi problemų su tuo. Ir yra tendencija, kad apatija yra gana stabili ar gali net dažnėti per pirmuosius 5 metus po insulto. Ir jinai yra susijusi tiek su blogesnėm reabilitacijos išeitim,
blogesnė gyvenimo kokybė, bet taip pat su didelė slaugos našta artimiesiam. Ir todėl labai yra svarbu, kad tiek nuotaika, tiek tas emocinis atsakas į ligą būtų nuolat vertinamas ir stebimas visose ligos gydymo etapuose, nes tai tikrai yra reikalinga daugeliu žmonių po insulto ir kartais tos psichologinės intervencijos gali būti panašiai naudingos, kartais net ir naudingesnės negu antidepresantai, nors iš tikrųjų tiek vieniem, tiek kitiem objektyvių įrodymų dėl efektyvumo šiai dienai tikrai labai labai trūksta. Na ir tas šeimos konsultavimas, kad insultas paveikia ne tik pacientą, todėl labai svarbu kurti sveikatos sistemą, kuri leistų gauti paslaugas ne tik pacientui, bet ir artimiesiam. Na ir dar vienas aspektas, kur psichologai yra labai svarbus, tai yra, kad insultas nėra tik suaugusiųjų problema. Vėlgi pavyzdys, vaikinukas 15 metų, ankstukas, insultas perinataliniu laikotarpiu, kūdikystėje dešinės kūno pusės parezė, vėliau nustatytas įvairiapusis raidos sutrikimas, žievinis regos sutrikimas, daugybė problemų mokykloje, tiek dėl kognityvinių sunkumų mokosi pagal individualų planą, bet tiek taip pat dėl elgesio ir emocinių problemų, didelis sensorinis jautrumas, labai specifiniai interesai, tai, ką mes vadintume autizmu, labiausiai vaikui sprogdint patinka, visiškai nėra bendramžių rato, nėra empatijos, nesugeba adekvačiai vertinti socialinių situacijų, neturi humoro jausmo, blogai valdo emocijas ir panašiai. Na ir jeigu žiūrėti į tą objektyvų vertinimą, vėl labai platus kognityvinių sunkumų spektras ir daug jų yra atpažįstama ir įvardyjama, tarkim, vaikas turi problemą atpažinti veidus, orientuotis ir toksai vaikas, jisai net nėra sveikatos sistemoje, dažniausiai jis yra mokykloje ir jam pagalba teikia specialistai, kurie gal net ir nežino tos insulto buvusios istorijos, ir kaip padėti tokiem vaikam. Ir vėlgi šito vaiko tėvai labai gražiai vardina tą kelią, kurį patiria tėvai vaikų, kurie patyrė insultą. Nes tai yra tarsi, literatūra yra naudojamas tokios priaugamų problemų kelias, kad iš pradžių buvo, atrodo, tik parezė, ją aktyviai įveikinėja, kineziterapija, įveikiam parezę, išlinda epilepsija, gydom epilepsiją, išlinda kognityviniai sunkumai, gydom kognityvinius sutrikimus, ateina ten vaikas auga, paaiškėja, kad nėra socialinių įgūdžių, ir kiekvienam šitam etape tikrai yra ką veikti psichologui ir jisai gali padėti ir labai svarbu, kad psichologai būtų tose komandose ir kad psichologai turėtų žinių apie insultą, net jeigu jie dirba nesveikatos priežiūros sistemai. Ir tas pats apie insultą vaikystėje, tai yra retas sutrikimas, bet jo sukeliama našta gali būti didelė ir klaidingai ilgą laiką buvo manoma, kad insultas vaikystėje bus susijęs su geresnėm pasiekmėm dėl neuroplastiškumo, dėl gebėjimo atsistatyti, Tačiau jeigu insultas vyksta kritiniais raidos etapais, jo išeitis gali būti labai blogos, todėl vėlgi reikalinga ta tarpdisciplininė komanda ir tęstinė stebėsena, tai yra vis pakartotinas vaiko vertinimas ir pervertinimas ir žiūrėjimas, ką naujo turim, kokios naujos problemos galbūt užaugo ir priaugo. Tai, jeigu keliaujant prie to, ką sako kitų šalių patirtis, ar reikia tų psichologų, kada reikia, kurioj vietoje reikia, tai turbūt labai gražios gairės yra Jungtinės karalystės ir Airijos, tai vienas iš tokių yra NICE rekomendacijos insulto reabilitacija ir tiesiog, kai ruošiausi šitai paskaitai, pabandžiau pažiūrėti per visą gairių tekstą, kiek kartų psichologinis yra paminėta gairėse, tai buvo virš 180 kartų. Ir čia vienareikšmiškai yra sakoma, kad klinikinis psichologas ar neuropsichologas turi būti tos daugiadalykinės insulto komandos narys visose pagalbos etapuose. Ir ypatingas akcentas dedamas į tai, kad tikrai turėtų būti vertinimas. Jis rekomenduojamas išrašant pacientą iš gydymo įstaigos, jis turėtų būti išsamus, apimantis tiek kognityvinius, tiek emocinius aspektus, tiek santykių, tiek komunikacijų sferas. Taip pat psichologas yra svarbus edukacijos procese, tiek dirbant su pačiu pacientu, tiek šeimos nariais, dirbant su lūkesčiais, ko tikėtis.
Ir taip pat yra svarbi specialistų edukacija, kas labai gražiai buvo paminėta, kalbant apie slaugytojų ruošimą, ar ne, tai lygiai taip pat ir psichologai turėtų būti tame procese. Na ir taip pat psichologai yra svarbus reabilitacijos procese, aktyvios reabilitacijos procese, nes psichologinė reakcija į ligą yra dinamiška ir kintanti. Ir kartais tuomet, kai pradeda reabilitacija, tik tada žmogus iš tikro suvokia, kaip yra sunku ir tuomet kyla įvairios emocinės reakcijos, su kuriuom reikia dirbti. Na ir temos, apie kurias jau šiek tiek šiandien buvo kalbėta, tarkim, vairavimas ar gebėjimas grįžti į darbą, irgi šiose srityse yra svarbus psichologai. Taip pat Jungtinė karalystė ir Airija turi net ir etatais apsibrėžę, kiek tų psichologų turėtų būti įvairiose sektoriuose, ar ne, tai jeigu mes turim ypač ūmų insultų sektorių, rekomendacija čia, verčiau etato, tai nėra visiškai gal tiksliai, bet daugmaž. Tai yra sakoma, kad ypač ūmiam sektoriai turėtų būti 0,2 etato 5 lovom, ar ne, tai yra psichologas dirba tik tai stacionare, tik su tais pacientais ir dažniausiai jo užduotis šitą etapu ir bus įvertinimas tų ūmių pasekmių, darbas su šeimas, emocinės būsenos vertinimas, šiek tiek edukacija, konsultavimas, parengimas, rekomendacijų tolesniam reabilitacijos procesui. Toliau yra ūmus ir reabilitacijos sektorius, vėl tas pats krūvis ar ne 0,2 etato 5 lovom. Ir taip pat, ko tikrai labai trūksta, tai yra ambulatorinė reabilitacija, tai yra, kad ta reabilitacija būtų testinė. Ir čia rekomendacija yra nuo 0,2 iki 0,4 etato 100 atvejų insulto. Tai skamba labai gražiai, bet iš tikrųjų net ir toj pačioje Jungtinėje karalystėje labai dažnai šitie skaičiai nėra pasiekiami, nėra įgyvendinami. Tuo labiau pas mus nėra. Dar vienas sritis, kur tikrai galim padirbėti ir kur būtų labai naudinga, tai yra susidėlioti protokolus kognityvinio pažeidimo vertinimui, irgi yra įvairių iniciatyvų, tarkim, būtent kraujagyslinio kognityvinio sutrikimo atpažinimui ir čia yra parengtos tokios rekomendacijos protokolam valandos, pusvalandžio ir 5 minučių. Ir iš psichologų būtų turbūt to noro imti ir patikrinti, iki galo suadaptuoti ir turėti tos protokolus, bet psichologas vienas čia negali padaryti, labai reikia gydytojų palaikymo, priėmimo į komandą. Ir kaip tada galėtų atrodyti reabilitacijos programos, ar ne, tai va čia viena iš tokių pastangų, kaip tai atrodo, kaip turėtų būti ir galim pasitikslinti, kaip yra Lietuvoje, ar ne, tai bet kuri reabilitacija turėtų prasidėti nuo neuropsichologinio įvertinimo detalaus, ar ne, tam, kad mes suprastume, ką turėtume vertinti. Tada edukacijos tiek paciento, tiek artimųjų, socialinio palaikymo užtikrinimo, emocinės gerovės intervencijų, tikslų individualių kelimo ir veiksmų planavimo, mokymosi, kaip įveikti vienus ar kitus kognityvinius sutrikimus, taip pat grupinės veiklos, tai ypatingai svarbu savitarpio įvairios grupės. Ir individualizuotų kažkokių tai užduočių. Tačiau, aišku, tai yra idealus variantas ir labai gražus tyrimas buvo atliktas su pačiais specialistais, kurie teikia reabilitacijos paslaugas Airijoje. Buvo bandoma suprasti, o kodėlgi neturim tokios kokybiškos kognityvinės reabilitacijos. Tai pagrindinės priežastis ir buvo įvardintos, iš esmės tie dalykai, apie kuriuos aš šiandien kalbėjau, ar ne, tai kad visų pirma, vienas iš žingsnių, kodėl mes neturim kokybiškos reabilitacijos, nes mes neturim išsamaus vertinimo, ką reikia reabilituoti. Ir labai dažnai reabilitacija jinai yra vykdoma pagal vieną kurpalių tarsi, ne, kad jeigu žmogus yra reabilitacijos ligoninėje, jis privalomai gauna 1 ar 2 psichologo konsultacijas, nesvarbu jam reikia ar nereikia. Ir taip pat ten kažkokias tai pratybas ar dar kažką tai. Nors negali būti vieno recepto visiems, tikrai reikia paslaugų individualizavimo. Ir net toj pačioje Jungtinėje karalystėje yra sakoma, kad psichologinė dimensija insulto reabilitacijai vis dar beveik neegzistuoja, tai tikrai labai svarbu. Ir tas paskutinis aspektas tai yra tęstinumas, nepakankamas bendruomeninės paslaugos, tai yra insulto centras neturėtų būti tik ligoninė, tai turėtų būtinai būti ir tas tęstinis palaikymas ir psichologas ten taip pat turėtų turėti savo vietą.
Tai jeigu apibendrinant, ar ne, tai insultą patyrusiam žmogui, nesvarbu ar jis suaugęs ar vaikas, reikalinga tikrai tarpdisciplininė komanda. Psichologas gali atnešti ją išsamesnį kognityvinį ir emocijų vertinimą ir taip pat įvairias emocijų intervencijas, pagalbą ar net taip pat ir neuroreabilitaciją, kognityvinių funkcijų atstatymą, pagalbą šeimai. Ir tai tikrai nėra vienkartinis kažkoks dalykas, pasakmės yra ilgalaikės, tad ta psichologinė pagalba gali būti svarbi praėjus net ir daug laiko po įvykio. Tai jeigu dar turim laiko klausimam, tai mielai atsakysiu. Ir ačiū uždėmesi. Ačiū labai už labai įdomų aktualų pranešimą. Iš tikrųjų panašu dar viena vieta, dar vienas sritis, kur yra visiška spraga, ko neturime ir ką reikėtų ženkliai tobulinti. Ačiū labai už pranešimą. Tai situacija su neuropsichologais Lietuvoje, kaip suprantu, yra sunki, bet kokia situacija yra su kognityvinė reabilitacija, kur ją galima gauti, ar ją iš viso galima gauti? Ačiū. Tai situacija su neuropsichologais yra sunki dėl to, kad, iš dalies, kad nėra darbo vietų, ar ne? Tai Lietuvos sveikatos mokslų universitete šiuo metu yra rengiama neuropsichologijos specializacija, tai yra mes galim paruošti specialistų, bet nėra kas juos įdarbina. O kognityvinė reabilitacija vėlgi turim labai įdomią situaciją, kad ją iš esmės teikia ergoterapeutai, nors jie tikrai gali ją teikti, bet jinai yra pagrįsta, jinai yra be vertinimo išsamaus ir dažniausiai pagrįsta tam tikrų programų taikymu, tarkim, Rehakom. Tai tikrai nėra visa reabilitacija, kurią galima taikyti, nes neuroreabilitaciniai taikomai skiriamai tokias dvi sritis. Viena tai yra atstatamoji, kai mes bandom užpumpuoti tą raumenį ar nesmegenų. Bet iš tikrųjų tai, kas yra efektyvu ir dažniausiai tai, kas yra reikalinga, tai yra prisitaikymas prie tos negalios. Tai dažniausiai aš negaliu atstatyti greičio psichinių procesų, bet aš galiu išmokti gyventi su tuo lėtesniu tempu. Ar aš negaliu pilnai atstatyti atminties, bet aš galiu naudoti papildomas sistemas. Ir tas mokymasis jau individualizuotai prisitaikyti, jis reikalauja laiko, jis reikalauja konsultavimo, jis reikalauja darbo su emocijom, nes tai yra sunku, ir čia reikėtų jau tos testinės tokios psichologinės reabilitacijos, kurios tikrai labai trūksta. Dar vienas klausimas trumpas. Žinant, kad pacientai po insulto turi patyrimą įvairiausių pojūčių, jūsų nuomonė, ruoštės paskaitai, kas pirmiausia pasirinktumėte, ar psichoemocinį neuromakiažą, ar cheminį neuromakiažą? Oi, nežinau. Abu. Būtų gerai, abu turbūt. Nes kai turime ligonės be ligos patologijos, be somatinių ligų, bet turinčių neurochemijos deficitą, aišku, pirmiausia, galbūt pasirenkama priežastis yra chemija, esant struktūriniam pažeidimams, turbūt, kuris pranašesnis yra. Pirmiausia analizė, paskui jau kompleksinis gydymas turbūt. Tai. Turbūt svarbu suvokti, kad psichologija irgi yra chemija, ar ne? Tai, ką daro psichologas, jisai bando per kažkokius tai motyvacinius dalykus užkurti tą pačią chemiją smegenyse. Tai nėra arba, bet, psichologija irgi yra ta pati biologija, tik tai kelias labai toks per aplinkui.